Aš noriu paklausti Laurino, kuris kietai žiauriai varo su NT ir dar plus turi kietą podcastą. Nu tai kaip tu viskas? Faina, daug fainų žmonių, bet galiu, jeigu trumpai ir neįsiplečiant, tai turbūt svarbiausias dalykas, ką mes turim, yra socialinis kapitalas, tai yra žmonės, kuriuos mes pažįstam, žmonės, kurie yra aplink mus. Ir čia šiandien bent jau minimum su kuo pabendravau ir pasikeičiau kontaktais yra tokių bent 5. Ir tai yra ne šiaip žmonės iš gatvės, tai yra žmonės darantis verslą, motyvuoti, stengiantis ir kažko galintis pasidalinti su tavim. Tai turbūt čia yra pats didžiausias privalumas ir manau, kad atperka, nes mintis, kaip sakė, ir buvo, kad žmonės susiburtų kartu ir kažką kartu darytų. Aš galiu tau paantrinti, žinai, koks man buvo vienas iš įdomesnių gyvenimo atradimų. Kažkada aš supratau, galvojau, tai koks yra įdomus apibūdinimas. Tada supratau, kad socialinis kapitalas. Tada, o kaip angliškai, social capital, tai vienas iš pačiausių, toks čia ten labai ilgai jo pavardė, pačiausių pasaulio investuotojų turi investicinį fondą, kaip galvoja, kaip jis vadinasi? Social capital. Social capital, jo.